Labas draugai, sveiki atvykę į antrą dieną sandėlių karų. Tai šiandien ką pradėjau truputį darytis, tai vakarykščių dalykų, ką biškį buvau parodęs. Būti Passatą pasikroviau, kol kas dar nedaug. Dar biškį įsimesiu ir tada dėsiu jūs ant galvos. Eisim žiūrėti, kas čia visur darosi. Stalčiuose, lentynose, kas per dalykai čia, ką susitysim su savim. Tai dar kelis daiktus sumetu į Passatą, dedu jūs ant galvos, nebent Danielius spės greitai čia atliek pas mane, perims filmavimo vadeles. Žodžiu, arba ant galvos, arba pas Danielių į rankas. Tai, turiu Danielių jau kompanijai, bet sakau, aš užsiimsiu su stalu, Danielius lips su savo palipukais dviejais į viršų, žiūrėt, kas ten gero. Tai jisai man praneš, ką gero randa, o aš einu žiūrėti, ką gero aš randu. Galėsim iš karto nuo įrankių, nuo skaniausios dalies pradėti. Suktuvai visokie, replikės, žodžiu, viską iš karto į kibirą krausiu ir žiūrėti. Išeina rasti. Štorkė? Gerai, štorkės tvarkingus kainuoja. Bet vėlgi, žiūrint, kurios mašinos. Nu, kas čia? O, koksai. Ir mini rinkinukas įrankių. Gerai, visi įrankiai labai gerai. Nėra žmogaus, kuris pasakytų, kad įrankiai yra blogai. Elektrinis peilis, bet nėra peilio. Elektrinis peilis be peilio? Tai prašau. Electric knife. Man lemba. Daug plasmasų. Labai daug. O. Na, irgi štorkė kažkokia matos dar. Kilimukai, plastikai. Plastikai iš tų reikės. Jo. Gerai, vienas stalčius išrautas, Traukai gal kilimus, numesiu žemyn. Ja. O, raktų rinkinukas. Vien čia save ant įrankių gerai pabūstinsiu. Dar va koks gerulis. Opa. Nu, neblogulis. O, kiek visko. Geras. Ir tik tais veikia. Prasijudins veiks gal. Labai gerai bus, jeigu bent viena bulgarkė bus veikianti. Jau yra, kas nori pasiimti. Tai Arvidui linkėjimai. Tikiuosi, bulgarkė bus veikianti tau. Va, vienas pakrovėjas yra. Neaišku, jis. O, Gal dar bus gyvas. pakrovėjas. Paprastos firmos. Paprastos firmos. Gerai, Alburnus. Gerai, pakrovėjas. Paskui yra ratas, yra kažkaip uždėtas. Kaip iš ten reikės ištraukti? O ten kerepliuotis reiks gerai dėl rato. Būtų gerai dar vieną bent ratą apačiaušti, bet tai... Nu jau turėsi, kai nusimsi. Nemanau, kad nusimsiu šitį lengvai. Trečias stalčius įrankių. Daug įrankių, daug metalo, daugiau įrankių negu metalo. O, gerulis. Už ratą saugiai nuleisiu ant ten, įdomu, ar geriau bus, ne? Nu, mąstyk kaip. Nes čia man atrodo, žinok, ne, čia nes pilnas ratas, žinok, čia neskraidinis. Aik to.
Pilnas ratas, jo. Žiūrim, tai. Aliuminijos gausim krūvą. Ta padanga dar nėra bloga, bet kaip jį iš ten ištraukti. Va, pamažu. Oi. Prieinu į pagalbą, tu man biškį paridenk. Jis nėra baisus. Bambo lietnikas. Gauti dabar. Ai, ne, dabar mes įstrigom vėl. Gerai. Ne, mes įstrigom. Ne, gauti. Va, tokios radybos man patinka. Bambo lietnikas. Kažkur ten, kompiuterį valsų. Ai, ta. Labai baisus. Galvojau, tau 3 aukštas bus. Nu, aš su tą. O gal galiu panašiai tau. Tik sekančią. Bet, nežinau šį pasimėti. Bus irgi turbūt Bambo štorkė, gal. Nežinau. Su štorkėm čia gerai, jeigu jos tvarkingos, jos gali parsiduoti. Nu, Geras daiktas. Gal net kaip gerai išeis parduoti, ne kaip aliumą. Pilnas kibiras įrankių. Nuostabu. Štorkių tai gera kolekcija. Nu, pakelsim tą kibirą sunkiai. Labai daug nereik prikrauti. Pasiimti reikia dar vieną kibirą, įsidėti kitiem. Tos dėjom koilus, žvakės. Galima ištraukti. Nu, toliau paskui įrankiam dėti. nepatikėsi. Netikiu. Kompiuterį radau. Oi, kai, kompiuterį? Da, bet reikėtų patikėti iš kio dar, bet va, visas. Vo, dėl kompiuterio gerai. Kompiuterius Audris mėgsta. O, koks geras. Jie rašė, kad yra Windows 10 palaiko, tai nemanau, kad senas čia baisiai. O, blemba. 100 eurų. Aišku, juokauju. Tokius daiktus rast kaip gerai. Monitorius neturi, ne kažkokio, kad signalą pamėginti. Jau nebeturiu jokio monitoriaus. Visi monitoriai buvo parduoti arba išžudyti. Kiek galvučių gerų. Koks įdomu maitinimo tipas iš vis pasiūlė? Nes storė kabinė, ne visai? Maitinimo tipas Elektra. Ne, bet jisai, mašinų blokai jungiasi. Nesinau, tai kažkoks šiek tiek biški bus. Žodžiu, pasilengvinkim savo darbą. O, iškart puščia. Gerai. Ir paskutinis stalčius. Čia jau paprastesni dalykai. Matau visokie varžtai. Angliukai. Vienukai. Varžtai. Viniukai. Medvaršiai turbūt. Žodžiu, visokių varščiukų, šudeliukų. Gerai. O, kokia gražiai apyrankė. Atrodo, Bemso vos neblogi gilmi, bet jau prakiūrė. A, jeigu prakiūrė, tai blogi. Va, treniruoklis kažkoks yra. O, žie, Danieliau, galėsi prisitraukimus daryti. Kaip tik man reikėjo. Jo. Galėčiau aš daryti, bet mane neatlaikys dar. Su papildomais pritvirtinimais atlaikys. Su papildomais pritvirtinimais tiesiog pasidaryti jau savo. Yra dar antras ratas yra. Antras ratas. Jo, bet vėl tokioj vietoj. Man gerai skamba antras ratas. Gerai, toliau žiūrim, kas čia gera. Taip, čia pompa. Gal nori Audi kalpokų nori? Gal ir noriu, eik tu visi, dar šitie geri. Šitų nesulaužom. Nežinau, čia apsulto reikia. Kiek, visi 4? Jo.
Tai laikyk, po to pasatai, mes gerai. Oba. Čia vien šitie kokie 2-2 eurų gali parsiduoti. Jau čia realiai kalbant. Neusimušk tu ten. Radau tą elektrinį pipėlį patį radau. O. Va. Ai, tu nepadėjai ant stalo to daiktą? Aš ne, aš kitur padėjau. Ai, nežinau, padėjai? Tai ten tegu guli. Kažkur. Toliau. Graštai. O, atsidarom. O. Graštų rinkinukas. Joks vyras neatsisakys gero graštų rinkinio. Dar vienas. Nuostabu. Tai, pincetas. Po galais. Liuliam traukti iš nosis gilumų. Rakčiukas. O dalykas, kuris man labai patiko, kurį savo tikrai panaudosiu. Audi pakabūtis. Tai iškart galima čemodaną įsimesti. Tegu su manim gyvenais. Toliau, šitokie dalykai jau Danieliui. Jisai čia dažytojas. Taip, su to graštu išsiaiškinsim po to. Ir toliau matom gerą. Visokie varščiukai. Varščiukus gal po to įsidėti. Gal ateisi į pagalbą? Ratą? Ratata. Mėgink kažkaip pralįst per čia. Man atrodo, tu nulipk ir aš tada perlipsiu. Na gerai, įsivaidinti, taip nesągiai bus. Nu, nelabai gal. Ai. Aha. Gerai, lemenės reikia pasidėti. Šoną. Ai, tai čia. Man ūgio užtenka, jėgų gal biški trūksta. Bet ūgio užtenka. gal jau dabar. Žiūrėjau, su nuliova, lempa. Žieda kitoks. Bet čia visiškai daugtinis ratas. Tai gera padanga. Visiškai nauja padanga. Ratas dar. Ratas gražus. Tvarkingas. Ir nemažas atrodo. 17-kinis. Vai, 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 kaip gerai. Nu čia nuostabiai einas. Jo, aš tau Danieliau tą kitą ratą paduosiu. Gerai. Montuosiu. Irgi padanga kai nauja. Ten šalia gali padėti. Arba ūgiui, kaip tau geriau. Tus radybos, o! Kaip viršui kanksta. Jau čia vien garažą atėjus jau jaučias toks stiprus dušnekas. Matosi, žinok, bijos minuot. O ne pakaba. Neblogai? Diskai dideli. Bet... Stabdžių diskai? O, metalo. Jaučiu, reikės lentas išmontuoti pusę lentų, kad prieiti tik tenai. Darysim viską, ką pajėgsim. Gal lentas kažkur jis taip pat susidėlios, kaip jos buvo? Ne, sudėsim gražiai maždaug kaip buvo. Tvarkingai paliksim. Mašinų rakteliai. Diržas. Nelabai reikia. Kas čia? Edging teipas. Garo diskai, šveitimai, visko gero, kalnais. Bitbox pušės. O, užrašinė. O, koks didelis BMW ženklas. Davinsi kolekcija. Da Volvo yra. Ojoj. Ojoj. Nu, krenti kriska. Da koks lešis, gerulis. Turbūt gerulis. Wow. Apsikroji biškį po kojom? Nu,
dar geros būklės nuo gan, atrodo. Suportai? O, jo. Ir čia tie, ne tie paprasti gan dar. 2 sluoksnių. O, blecha, mucha, čia kokie rimti. Oi, žinau, RS kokie gal. Audinės. O galėsi, normaliai. atsinaujint galėsi. Oi, 200, stabdžių nėra, tai va, bus galima. Tai į Passatą įdėk, bus patogiau. Gal gali bent jau ant kilimo padėti va čia, kur šalia yra? Davai. Da vienas, ne? Aišku. Bet va tarsi užstyriau biškį. O, kokie suportai geri. Dar ne. Dar yra. Zembalės biškį pasiūlė, Diskų ir kaladžių komplektas. Čia manau, kad nieko. Tai tiesiog tuščias. Daug mažiau. O dabar... Nepajuda. Ant tiek. Gal nenukristų su biškį. O, blemba, koks rimtas. Gal gali kažkaip mane šoprilo tu laiky biškį? Neturiu už ko žinok. Oi. Sveria beveik kaip tasai, šimtinis akumas sveria beveik. Normaliai. Viena. Normaliai diskas. Danielio, blemba, stiprus tu velnės. Padodi man tą diską, aš vos nenukrentu. Dabar... Reiks prastumdyti gal biškį, susimesti Passatą, kad praėjimą turėti. Ten jau. Ten jau kaip ir viskas. Reikia atsuktuvą, ras bus patogiau. Būt buvo. Ras nerasiu. Gal kažkur gulės. Dar vienas. Vargiai. Žodžiu, čia paskui sumyslėsiu su to. Išsiimti daiktus. D-Series HID Blast to Ballast to LED. Kiek čia tų dulkių. Amortikai liko, bet... Gal priimą reikės jau pasidaryti priimą. Jo, reiks ten atsikrauti. O, vakar mums ruletės reikėjo. Šiandien turim. Rakto gandonas. Šepetis. Tokius va, kažkas atsims. Oi, net nežinau, nuo ko griebtis. Kiek vaistinėlių. Daug. Na, vaistinukė. Kur dabar tai čia pradėjai maždaug? Aš va čia vat nuo stalo nurankinėju. Tai va galima iš lentynų griebt kažką. Iš čia, ne? Stalčiukai visi jau tušti. Gerai. Na įdomu. Reikia pasižiūrėti, kaip šitie, aišku. Nu, pasitestuosi. Aišku. Na šies, kad būtų bent jau geras. Va tas va, štai. Žiūri savo geresnę timtą, ne? Taip. Aha, geras velnis. Teisingai. Replių nematėjai, ne? Replių? Jo, va šito kibiro dugne. Diržų kalvelė. Virvė. Reikės tempti audiniai. Čia kamera, bet ne filmavimo. O kankinimo prietaisas, įkišt vagiui į nagus ir suspausti, kaip prasiminkšlins. Šitas jau nelabai... Nelabai? Tas pačitas mechanizmas jau pradeda birėti.
O, dar biški kilpų. Nu, Volkswagen Polo 27 metų traukimo kilpa. Labai gerai, kai žymėjimai yra, žinosiu, kam parduoti. Kiek čia visokių dalykų, kur nežinau, kokia jų paskirtis. O, Volvo trikampis. Ir pačiu guli Volvo domkratas. Tasai va. Jo, ir Volvo domkratas. Atrodo kaip bent jau Volvo. Reiks Ernestui pasiūlyti, man atrodo, jisai gal neturi. Jis turi Volvo. Taip, skardinis ratas. Dar čia domkratas vienas. Kieno jisai? 805 kg kelia, parašyta hieroglifais. Musit Danieliu už tavo pasaulio. Apie ką tu? Apie domkratą. Čia kaip kinietiškas tikrųjų, žinau. Nu, tu hieroglifus, supranti. Vaisnėlių tai visas milijonas. Gerai, žinai. Kodėl ne? Špakliuočių tai čia užtektų ilgam laikui špakliuočių. Čia jau galėtum špakliuoti ir špakliuoti su tiek. ne vienkus. O galvoju, gal aš priklausiu. Tu galėsi pridėti kitą. O, du yra. Tada galėsi priglausti tikrai. Čia tikrai. Ant viršaus, sakai, kad tai kažkur viskas, ne? Ne, tai tas, kur špakliuotis, kur tu imsi. Man tavo geltoną pjūklą palik. Nori, nu? Jo, man geltoną palik. Ne, atidėk iš karto. Ir savo krūvą turėkis kažkur, kur dėsi. Jo, tavo čia užmesk. Ana galėsi pasiimti. O, tokį reikia. O tas smulkiais, tas man reikalingas bus. Gelažies gabalas. Čia tosai laikyklis. Man atrodo, nuo CNC staklių nutekinimo. Gal turi vertę, gal nereiks tiesiog į metalą. O dar špakliuoti tau. Aš matau, komandą reikėtų. Ir čia tas tikrai. Jo, šitų kaip tik. Čia matote, kad garažai buvo naudoti. Tai va, sakei, šitų reikia, tavo tada. Špakliuojasi šas. O gerai, yra kibirų dar. Ai, tą žiūrėk. Įtrauk, dar vienas yra. Dar vienas. Bent jau matytumėm. Pasidėsim savo po kojom, išsisuksim kojas. Dar vienas paustuvėlis, gerai. Kas čia gero? Mašinos kažkoks įrankis nuo mašinos kažkokios. Šiukšlė. O, koks rimtas. Gerai. Gerai, musė dabar ką padarysim, tai eisim apsitvarkyti viską, nes jau užsivertėm, praėjimo neturėsim. Susimėsim ką į Passatą, ką Danielius pas save ir sugrįšim. Gerai, susikrautai Passatą, pasižiūrim, kaip atrodo šitas reisas. Va tiek visokių gerybių. Lėksim dabar išsikraut viską. Volvo lempa yra. Dar pažiūrim, ką Danielius gero pasiema. Nedaug. Danielius dažytojas, špakliuotojas ir melomanas. Tai vat grotelių pasiema, teptukų visokių rūlikų, špakliuočių, turbina elektrinė, ratas man lieka. O ta apšiltinimo folija. Žodžiu, šitas Danieliaus lauktuvas. Kompą dar, sakė Danielius, paims prasitestavimui. Pažiūrės, jeigu veikia, pasiūlys pinigų, jeigu neveikia, nieko neįsiaiškins, yra kas paims.
gerai, važiuojam dabar į garažą, išsikrauti viską ir žiūrėsim, kaip tada situacija atrodo ten. Ir mes jau grįžom į mano garažą, pilnai iškrautas antras reisas ir situacija va tokia. Štorkių krūva, biški metalo, biški dalykų, biški įrankių, krūva sparčiai didėja. Smagu matyti. Dabar galima į toliau krapštytis. Ir mes vėl lobių kampelį. Tai dabar užsiimsim tokiais dalykais. Va čia visokius tos diskelius, tos vat dalykus, tos viską čia nusirinkinėsiu. Ir jeigu kažką įdomaus rasiu, tada tik parodysiu. Nes čia praktiškai visokie varščiukai, smulkios dalis, turbūt nieko labai stebuklingo nebus. Ta, parodysiu tik, ką įdomaus rasiu. Nu, tai mini update'as, ką gero išsitraukiam. Yra pusė kibero varžtų. Toksai vat varžtų visokių. Čia visokių raktų, varžtų įrankių, taip šiukšlyčių. Gesintuvas, tas pat lęšis, kur rodžiau prieš tai. To, čia visko Danielius pabiškis savo žiūrinėjęs, ko panaudot gali. Labai daug visokių gramdyklių, netgi toks šustras McDonald'so. Tokia didžiulė leika, kažkoks plastiko gabalas, avarinių trikampių krūva, domkratų komplektas, Taurano domkratas, nu, žodžiu, plius minus va tai va. Tai šitos dalykus dabar sunešu į Passatą, va dar tarys įsimesti irgi. Tas bus garantuotai veikiantis. Netgi įdomumo dėlį galima pajungti ir pamatyti, kad jis tikrai veikiantis. Veikiantis, nekreipkite dėmesio. Tai razėt, gal. O? Aš vis tiek manau, kad jis gal... O. Gerai. Bus veikiantis vis tiek, manau. Na, dar biški iš Danieliaus lauktuviuką jisai pasiims. Tokį va daiktą. Kas supranta. Porą žieminių padangų. Tikrai neblogas, turi mėsos. Žemynėse mes kažkas į tą pusę. Žodžiu, va, padangas pas Danielių, šitas pas Danielių eina. Ten visokių šudnekiukų irgi prisirinko, išsinešė. Nes garažas tuštėja. Passatas pilnėja. Kaip dabar čia vaizdas atrodo. Da biškiukių prisikrausiu ir viskas, jau reiks vėl vežti. Puikiai einas viskas. Pasižiūrim biški radybas ir jau beveik sukrautas trečias reisas. Va, čia koksai šustras peilis. Su viena ranka sunkiau biški. Va. Labai, man atrodo, neblogas daiktas. Tokia štorkė, gaila čia biški nulūžus. Dviejais tinkliukais, nežinau kokios mašinos tik tais. Ir neatrodo nieko daiktas. Susidėjau chemikalus visokius, dažus, visaką. Degius skysčius, niekad nepamaišo tokie dalykai. Nes toliau špaklės, turbūt sudžiūvusia jau. Passate nieko labai naujo nepridėjau. Porą šiukšlių maišų sukrovau, visokių nekūčių kur buvo. Maišiukai ten, nesąmonės visokios. Po to bus galima dar tarą susirinkti, dar bus plius pinigo. Tam kartui tiek, daugiau neturiu ką dadurti. Einu susikraunu, kas čia yra kažkiek. Ir vežu pas save į garažą. Tai pas mane garažą ir susitinkam. Ai va, ne, dar praleidau vieną dalyką. Va, kokie kabeliai geri. Kiek storo gero vario čia šitam. Tokia va rūlė nemaža. Čia po to bus aliuminijų musėt kabeliai. Nieko labai mandro. Čia aliuminiai, čia pažiūrėsim. Ir viskas. Tiek kabelių. Tas kur varis. O. Trečią reisą iškroviau ir garažas atrodo va taip. Čia va krūva. Čia visur krūva. Siaubas kiek dalykų. Siaubas kaip gerai. Kiek visko. Čia kol aš susitvarkysiu dabar. Vaje. Bet čia yra gera bėda turėti. Grįžtam atgal į kitą garažiuką. Būti dar garažį čia paveikiau dalykų. Šiek tiek šiukšlių prisikroviau. Išsitraukiau nuo viršaus Audi. Man atrodo, čia Audi orinės pagalvės. Iš jų aišku naudos tik tais metalo pusė, bet
bus galima pagal kodą pasižiūrėti kokiam modeliui. Tada žinosim kokiam modeliui suportai, stabdžių diskai ir gal išeis prastumti kažkam. Dar va iš dalykų tokį slankstomą stalą radom. Tokia metalinė skrinutė, aišku, iš jos nieko labai ypatingo, tiesiog metalo gabalas, jinai pati tuščia buvo, ten biškį susikrovau, šiek tiek šiukšlių paėmiau, lempą tokią, Danielius pasiims šitą dalyką su visais varščiukais, žodžiu, jisai čia prižaidė, pats ir žiūrės, ten varžtų visokių pridėta. Toliau kas gero. Labai viskas sparčiai tuštėja, tas labai gerai. Ir daugiau, man atrodo, update'ų jokių neturiu. Tai krapštomės toliau, sumetam daiktus į Passatą ir judėsim išsikrauti. Išsikrovę, grįšim atgal, bandysiu va tą spintą kaip nors ištįsti. Tai pasižiūrėsiu, gal kokių įrankių man trūks, reikės tos atsivežti. Tai matau, metalinius grotos sunkios, labai gerai. Žodžiu, dar yra ką veikti. Padarėm 4. reisą ir garažas atrodo va tai. Kanistrus aš, manau, turėsiu kam atiduoti. Yra pas mane draugelis, kuriam reikia. Pridėta vis daugiau ir daugiau gero šlamšto. Siaumas, net kojos linksta, kiek čia darbo manęs laukia. Ir dar Danieliui garažą numesim porą lentų. Ir tada grįšim atgal tą patį. Pirma spinta išmontuota iš savo vietos. Labai daug drėgmės vabalų yra. Tai atsitisau čia netoli Passato. Ir galima bus atsargiai išsirankiot daiktus. Čia va, drėgma vabaliai gyvena. Kiek daug. Bet maža bėda, nes radau guminės pirštinės. Nu, turim pirmą pardavimą. Šitą va spintą. Kamuoliukus irgi paliksiu. Šitą spintą Danielis už 15 pinigų pasiema. Aišku, su pilnu aptarnavimu jisai gaus visą atvežimą iki garažo netgi. Iki garažo atvešiu už tą kainą. 15 pinigų skaitos. Labai gerai. Va dar kokį gerą tepalo matuoklę radau. Žiūrėk, čia net parašyta. Grinai man. Jaugia. Va, sufokusuos gal. Bet matom, jaugia. Man skirtas. Ir ūras susikiš tepalą pasimatuoti. Ir geras daiktas atrodo. Visiškai naujas. Gal ir ne visiškai. Bet bus 100 eurų. Na ir šitam garažį šiandienai pabaigiam, susikrovėm 5, 6, 9 čia reisą šiandieninį. Kas per likučiai, čia biški krūva šiukšlių yra, čia visko po biški, bet taip labai stipriai jau tuštėja. Ir pasiemam žibintuvėlį, dar parodysiu, kas Passate gero. Ir va Passate dabar pagrindas metalo prisikrovau, keletą mašino salono plastikų. Ta reikės laistytuvą į kapus nuvežti, palikti. Ir Danieliaus nauja spinta. Čia viduje irgi skidelis, biški mašinos dalių, biški gelžgalių. Dar susitiksim pas mane garaže, kai viską iškrausiu. Ir bus tam kartui tiek. Ačiū. Na ir paskutinis šiandienos darbelis, tai Danieliui nuvežti jo spintą. O mano garažas atrodo va taip dabar. Metalo šiandien daug atsivežiau. Plamai visko daug atsivežiau. Čia užgrūsta, viskas iki negalėjimo užgrūsta. Vaizdas baisus, baisiai nuostabus. Pinigų tikrai padarys, mažiausiai metalo daug bus. Ta, draugai, 2 dieną pabaigiam, tai pabaigsim ir video. Ačiū labai, kad žiūrėjot, paspauskit patinka, palikit kokį šūstrą komentarą, gal ir jūs turit kokio šūdo man pasiūlyti, aišku, Kėdainių rajonas, labai toliau neapsimokama važiuoti. Ir tiek, prenumeruokit kanalą ir išlikit nuostabus. Gal ir pasvarstykit apie tapimą kanalų narių, kodėlgi ne. O aš varau dar iki draugo kitą biškį miesto dalį, užmiestį,
pasiimti Audi raktelius, nes pasipalikau mašiną, man rytoj ją reikės pasiimti. Tai va, draugai, ačiū, kad žiūrėjot, viso gero.